Labas, Evelina. Labas, Laimonai. Tai papasakok man apie ką ta tavo knyga, kurią čia visi išpirko šiandien. Šiandien išpirko visi knygą, Nebeliko kaip nei vieno fainai. egzemplioriaus. Tai apie ką? jinai? Apie savo knygą šnekėti čia kaip apie savo kūrinį, apie savo vaiką, ne? Kitas klausia, apie ką tas vaikas, sakai, jis yra apie viską ir apie nieką, ne, kažkuria prasme. Tai aš labai panašiai taip jaučiuosi. Ir aš esu labai laiminga, kad man pavyko tą informaciją, kuri iki manęs yra atėjus iš mano mokytojų ir iš visų kitų patyrimų, sudėti į tos puslapius. Ir man tas turbūt yra labai smagu, kad aš labai tikrai jaučiu, kad leidau ateiti tom žiniom ir tom įžvalgom ir aišku, ateiti patyrimus santykė su kitu žmogum ir tam visam ateiti ir nugulti knygos puslapiuose. Tai man kažkaip yra labai smagu būti tuo įkūnytoju, ne, arba ta įkūnytoja, kuri leido šitai knygai gimti. Knygą iš tiesų aš labai rašiau pereizama per save ir savo patyrimus. Ir dabar va, kaip tik vienas skaitytojas knygos sakė, nu čia sako visai neblogai, bet sako iki pusės, po to ten po pusės jau prasideda teorija. Nu tai ten taip ir yra, kad po pusės jau prasideda teorija, aš norėjau vis tiek aš norėjau biškį teorijos įdėti. Tai jos irgi yra, bet labai neįsiplėčiau, nes aš jau labai griežta redaktorė, labai mylima, labai išmintinga redaktorė, sakė, ne, jokių čia man ChatGPT nereikia. Ir dėl to mano visa ta knyga tokia turėjo labai to asmeninio patirties rašymo iš savęs. Jinai turi lengvumo, jinai turi du lėjerius, tokius du lygius. Vienas yra kompetentingas, toksai mokslinis lygis, o kitas yra toks skaitosi kaip romanas biškinė. Oi, kaip fainai. Labai maloniai, suminkštintai, žinai. Nu, tai va, ir man patiko, kai mes susitikom nes šita knyga atsirado kelių moterų idėjom, iniciatyva ir pirmiausia, tai Vitalija sako, žinai, tu gali parašyti knygą, sakau, aš galiu parašyti knygą, aš niekada nebūčiau pagalvojus apie tai, net neturėjau tokių ten aspiracijų būti rašyta. Ir tada atsirado Ugnė Gestė iš leidyklos, sako, jo, rašyk, bet aišku, labiausiai įvyko tada, kai atėjo redaktorė ir redaktorė sako, čia taip įdomi šneki, sako, ir galima tą užrašyti ir kažkaip jinai leido tam atsitikti ir aš patikėjau to, kad aš galiu irgi kažką, iš tų balsų, kas mane jie čia ateina, kad aš galiu visą tai surašyti į knygą, tai man tas turbūt labai smagu. Tai ačiū, dabar matai, norėčiau parodyti tą knygą, bet be šansų. Neturiu nei vienos knygos, aš čia irgi dabar neturiu knygos, nei vienos, irgi padovanoju šiandien. Šiandien irgi 2 padovanoju, taip kad matyti taip. Tai Evelina, kaip tu gydai, papasakok trumpai. Aš gydau? Kaip tu gydai žmogų? Aš negydau. Negydai? Žinokit, pasakysiu, žmogus gyja pats. Pats. Visi, kurie įstikina, kad gyja, jie negyja. Netgi jeigu chirurgas perpjauna, ten išima kažkokį daiktą, ne, iš darinį žmogus gyja po to pats. Bet kas, netgi jeigu vaistas, netgi, pavyzdžiui, antibiotikas, toksai žodis, tai jisai tiesiog randa mikrobą ir jo kūne pradeda skylę. Ir būna tada daug mikrodo lavonų. Bet infekcinė liga, ta visa situacija su viso žmogaus reakcija, imuniteto reakcijom, su visom kepenų apkrovimais, visais kitais dalykais, temperatūrom, visa tai lieka. Ir žmogus turi pats vis tiek įveikti tą ligą. Tai niekas už jį nieko nepadaro. Visi vis tiek, jo organizmas, jo visom adaptaciniam sistemom turi tą padaryti. Taip, kad visą laiką žmogus gyja pats. Aišku, mums čia taip labai patinka, kad kažkas už mus ką nors padarytų. Taip, aš ateisiu, sakysiu, pagydyk. O tu sakysi ką? Sakysi, gyk pats. Tikrai, nes kiekvienas žmogus yra pats didžiausias savo gydytojas ir tikrasis gydytojas yra tas turbūt, kuris pastiprina žmogaus gydymo galias. Kaip šiandien susitikau vieną irgi savo buvusią pacientę, kur mes juokavom, sako, aš atėjau pas tave su tokia visa problema ten, o tu pasakysi, su manim viskas yra gerai. Ir sako, žinai, kad aš pajutau, kad su manim viskas yra gerai. Mes problemos su mumis atsitinka, yra gyvenimas, yra dalykai, kurie atsitinka ir geriems žmonėms atsitinka blogi dalykai, blogiems žmonėms atsitinka geri dalykai, bet kaip žmogus pats patiria tą gyvenimą, tai tame ir yra tas gyvenimo džiaugsmas. O lygos taip jos yra ir jos egzistuoja, bet yra darbai, kuriuos aš kaip gydytoja galiu padaryti ir aš
esu toje tarnystėje, aš pilnai suprantu, kad aš kaip gydytoja, kai esu toje tarnystėje prie žmogų, aš pilnai suprantu savo dalį ir savo tą dalį, kurią aš padarau. Bet pats žmogus irgi tame labai svarbiai dalyvauja ir jisai yra tame, jisai gali tą atsakomybę permesti kitiem. Ir dėl to mes dabar turime tai, kas darosi pas mus medicinoje, kaip čia visi gydytojai nugydo, ir kaip blogai gydo, ir kokia čia visa ta bendra ta situacija. Ir čia yra tas galios pasidalinimas, kad yra gydytojai labai dažnai užima Dievo poziciją. Ir sako, žinai, pas tavę yra cholesterolis toks, visa žinystė. Nes statistika, visa šiuolaikinė medicina remiasi statistika, kuri sako, kad yra cholesterolis, kai jo ten skaičius virš 5,6 ar kažkiek, tai tavo kardiologinė rizika yra tokia ir tokia, didesnė. Taip. Bet tai yra surinkta, pavyzdžiui, 1000 žmonių ir kardiologinė rizika buvo 800. Bet dar yra tie 200. Ir aš nežinau, koks pas mane stovi žmogus. Gal pas mane stovi ta išimtis iš taisyklės. Ir nereikia žaisti Dievo, kad sakyti, kad ir iš karto įprogramuoti žmogų, kad jau viskas pas jį ligonis. Paskatinti žmogaus gyvybinės jėgas, taip. Paskatinti žmogų viltį, kad jisai turi galimybę pasveikti, taip. Kad jisai turi prasmę šitame pasaulyje ir yra prasmė jo gyvenimo. Ir jo gyvenimas turi prasmę. Tai taip irgi yra labai svarbu. Manau, kad čia yra vienas svarbiausių dalykų, ką mes kaip gydytojai turim daryti. Suteikti žmogui ne tai, kad viltį, bet suteikti žmogui prasmę. Šiandien labai įdomų dalyką konferencijoje buvau antroposofiniai ir būtent ta idėja yra apie gyvenimo prasmę. Kad yra klausimas ne kokia yra gyvenimo prasmė, bet klausimas yra, ko gyvenimas dabar tikisi iš tavęs. Tu atsidūrei kažkokioje situacijoje ir ko gyvenimas iš tavęs šiuo metu tikisi. Atsiranda visai kitoks, ne tai, kad tu esi pasyvioj pozicijoje, kurioje kad čia kažkas nešioja, kaip ten laivelė, ne? Bet staiga, kokia tavo užduotis, tikslas, prasmė va šitoje situacijoje, kur tu atsidūrė. Koks atsakymas, o koks klausimas? O koks klausimas? Va būtent ir klausimas, ir tuo pačiu, ir atsiranda iš to, kad, nes gyvenimo prasmė yra gyventi. Ir mūsų žmonių kaip užduotis yra būti žmonėm. Taip. Nesąmonės kažkokios, ne? Viskas taip paprasta, ne? O visi žmonės nori sudėtingų čia arba receptų greitų, arba ten, sako, būk žmogum, būk laisvas žmogus, kas ta laisvė? Man dabar reikia būti atsakingu už save ir savo veiksmus, kaip baisu, atiduokim kam nors kitam tą atsakomybę, ne? Tai mes tikrai, tai tiesiog kvietimas yra... Kiekvienas žmogus yra didžiausias savo gydytojas, kiekvienas sutiktas žmogus šalia yra didžiausias mokytojas ir didžiausias menas, didžiausia dvasingumas yra labai lengva būti dvasingu vienuolyne ant kalno. Sėdi vienas laimingas. Pabandyk būti dvasingas šeimoje su vaikais ir klykiančiais. Klykiančiais, taip. Ir dar arba va čia kokia nors, arba Akropolį per kalėdas, ne, kai iš tavęs paima paskutinį vežimėlį. Tai čia yra dvasingumas, ne? Ir dėl to ir yra žmogaus tikslas ir yra viską naudoti dabar ir nebijokime klysti. Tai yra klysti yra visiškai žmogiška. Leiskime savo patirti, bet yra pasirinkimas. Aš turiu laisvą valią pasirinkti, žiūrėti grožį, pasirinkti daryti tai, kas mane pakylėja. Ir tame irgi yra visa gyvenimo prasmė. Labai ačiū. Kur pas tave ateiti? Aš šiuo metu dirbu integratyvios terapijos centre. Mes turim labai gerą pavadinimą, gatvės yra Šviesos gatvė. Šviesos gatvė 5 ir 4, ne iš ten. Kaip mano taksistas sako, čia ne Grigiškėse, nesakau, čia ne Grigiškėse, bet taip, ir mano langai žiūri Šviesos gatvę ir man pirmą, kad atėjau iš tas patalpas, man labai patiko ta aura, atmosfera ir tie žmonės, kurie pro tą gatvę. Ir tikrai tas ieškojimas šviesos, matymas šviesos, šviesa neegzistuoja be tamsos. Kuo didesnė tamsa, didesnė šviesa. Tai yra balansas. Mes negalim sakyti, kad kažkuri viena geresnė už kitą, bet mes galime rinktis. Puiku. Ir toksai mūsų gyvenimas tada bus. Tai pasirinkimas šiam savaitgaliu aiškus. Ačiū labai, Evelina. Ačiū tau labai. Gerą savaitgalį. Ačiū tau labai. Žiūrėk. Po antro